Nu va, parke sėdžiu, išėjau pasėdėt. Miški, va. Ant supinių tokie man vaikiški, bet lieka. Man patinka suptis, aš kaip vaikystėje mėgdavau labai suptis, tai ir dabar mėgdavau. Kad ir saugus man tas pats. Aš galiu ir saugiai kartais atsisėda su vaikais irgi supas. Aš tokia, kad aš susupsiu. Ir aš motina taip pat vaikų turi 15 bernų jau. Tai va. Taigi va, supuosiu ant supinių. Vaikystę prisimenu. Tokia amžiaus bleba gerai, visai nieko. Kaip pažiūrėjus, tai va, toks vaizdas. Parkas, Šepkos parkas. Man tai patinka čia ateitis. Vasarą, kai yra laiko, kai nereikia į darbą eiti, tai ateini čia pasisėdėti, pasisupti, pasikaitinti saulutėj, pasimelsti, galų gale padainuoti ar groti, atsinešu kartais kalnelį, čia pasibalsuoju į parką. Susirinkęs, vis pasikalbu. Tai įdomu, su žmonėm pabendrauju, su šeimom. Kažką tai bendrą pašneki, žinai. Ar pažįstamų ateina netgi iš kaimynų kokių buvusių. Tai, daug žmonių ateina. Pažįstamų ir nepažįstamų. Bet smagu, žinai, čia parke, tai tikrai smagu. Ant tų supinių. Tai supuosim. Atėjo ir pasimels kartu, ir lauke pabūt biškai, nes mačiau, buvo gražios dienos, bet vis aš nebuvau prisiruošus eiti tą parką, žinai. Buvau čia va su Zutute, atėjus savanorė, draugė, ir tai atėjom, pasėdėjom biškai trumpam. Pirmai tai buvo labai daug sniego, dar ne viskas buvo nutirpę. Tai biškai ir šaltoko buvo, biškai dar ne taip šilta. Tai trumpam buvom pasėdėjai, paskui gal prieš kelias dienas čia buvo atėjus su jie. Irgi pasėdėjom. Tai šilta diena buvo, tada ta šiltos kelias dienas buvo, bet aš matai ir dirbau ir šiaip nelabai sveikatas turėjau ateiti į tą parką. Dabar tai išėjau, sakau, bent vieną dieną. Gali paskui lietus užžyt, ar sniegas, koks šlapdrė kokį gali dar drėptel, tai žinai, gali atšalti oras, tai nebebus proga, žinai, sakau, reikia išėti bent kartų. Tai iš parduotuvės kaip išėjau, dar susimokėjau čia tokias skolas už žbytės tenai reikalais, vienu žodžiu, man ten ta bytė, tai mėgsta pamaudyti. Nenuėjama tiek, kiek tu nori, žinai. Tokia įdomi bitės salonas, tas man tai nelabai iš vienos pusės. Teledu buvo gal šiek tiek geriau, nes jie taip nedarydavo tokia nesąmonė. Bet žinai, gerai ir bitė, bet iš kitos pusės tai biški mėgsta panaudoti žmonės, išnaudoti. Nepatinka man iš vienos pusės jinai. Anksčiau dar, kai seniau bitė buvo biški tokia sąžiningesnė, dabar nežinau, kažkas netaip jau. Kai kurie darbuotojai tai yra normalūs, su kuriais gali susitarti ir gražiai ir viskas ir moki normaliai, bet yra sukčių labai daug, kuriem pinigai labai parūpsta ir, žinai, padarys bet ką, kad tik tai iš tavęs atimtų kuo daugiau pinigų. Tai jo. Man toks nesąžiningumas labai nepatinka, išnaudoja žmogų. Tu sumokė, jie nepadaro tau, kad mažiau sumą mokėtų, ne, vis tiek mokė. Atseit sutartis, dar kažkas, o jie gudrus ant to. Nors tu sumokėsi pinigus, bet vis tiek sumokėsi, kaip nieką nesumokėjai. Tas pats. Tai va kaip gaunasi, matai, kaip mausta žmogų. Taigi galėtų padaryti, kad nutraukimas tos sutarties, ne. Mokėk pinigus ir vėl taip vyks kaip tik. Tai tas pats mokėk tada ir toliau, tai kas iš to? Tai kokia navara ten gal su keliais eurais sumažės, bet kas mėnesį sumažės. Tai kas iš to? Kai mokėjai, kad iš karto sumą sumokė ir tau nuėmų dalį tų pinigų. Blet, nematai. Man tas nepatinka toks jų savanaudiškumas tuo atveju. Žmogus, žinai, moki, o tu turi labai bogatas, jie neturi teisės šiaip žmogus šitaip maudyti. Turėtų nutraukti, jeigu jau tu sumoki už tuos daiktus, telefonus, tai prašau, tai tu ir nuimk tą visą sumą. Tai kam da jis turi ten kas mėnesį mokėti dar tenai, atsit sumoka į priekį, bet sutartis nenutraukta, nes dar už tą telefoną turi eiti.
Nu, blemba, aš tai nesuprantu, man būtų žymiai pigiau ir žmogui geriau padaryti. A jam tai matai naudą iš to, kad nenutraukęs sutarties už telefonus, kad ten dar kas mėnesį mokėsi, bet tau dabar mokėti nebereikės tiek. Nu, nes bus sumokėta iš tų pinigų, kur tu sumokėjai į priekį. Tai įsivaizduoju, kokia nesąmonė, kai žmonėm padaro, taip tai nedaug dėja. Kad jiem lengviau būtų, tai nepadaro. Padaro, kad jiems sunkiau būtų. Nutraukti sutartys, pakainiai, žmogaus nukristų našta, mažiau jam mokėt. Jam tai aišku, kas nenaudinga, žinoma, ką jie padarys tam. Tai man pykta biškį. Bitės ant tokių dalykų, o tie kiti tai iš viso ten iš Vilniaus ar iš kitų tų miestų, tai dieve, kaip mausta žmonės. Tu paskambinsi, pasakysi savo asmens kodą, tai iš viso nebebus nieko. Tai tau pridės dar daugiau mokesčių. Tai kokie debilai, tai aš nežinau, iš vis sukčiai gryni. Aš jais nebepasitikiu, iš vis reikėtų į policiją tokius paduoti, blemba, vagis. Jeigu pasakys žmogus, kad tu padaryk, kad tu nutrauk tuos sutartis ir visą kitą ir nutrauk šitos visus mokėjimus, padaryk, kad mažiau mokėtų žmogus, pasakai, kad nutrauktų visus internetus, nieko panašaus, negirdi net. Da prideda, kad dar daugiau mokėtų. Nors iš tikrųjų neturi teisės tokių dalykų daryti. Su žmogaus duomenim naudotis, manipuliuoti jais ir išnaudoti žmogų, apvaginėti jį. Tai buvo padaryta taip, padaro atvirkščiai. Tai iš vis man tai yra pikta ir skaudu. Jeigu kas nors girdi žmonės, tai žinokit, jau kažką tai galvokit su tokiais bitės salonų, nes, žinai, jeigu policija pasidomi tais tokiais salono atstovais, nes jau gana man tokių maustumų, apgavyščių. Negaliu net įrodyti tiesos savo, kur tai matyti. Tai vat. Nes kažkas tai turi tokį dalyką pasidomėti tokiais žmonėm. Iš Vilniaus, iš Šiaulių, dar iš kokių miesto ar biržų, nesvarbu, blemba salonų. Iš Vilniaus, aišku, ten pagrindiniai jau tie Vilniaus bitės salono atstovai labai bjauriai elgiasi su žmonėm, klientais. Aš blogai apie juos atsiliepiu, nes man tai nepatinka tokia bitės sistema, nes jie sukčiauja, žmogaus duomenimis naudojasi ir apvaginėja jį, išnaudoja jį. Prideda jam to, ko nereikia prideda. Ko jam iš visų nereikia, jis pasako ne, o jisai atvirkščiai prideda, kad jam būtų taip. Kad būtų daug mokėjimų ir visa kita. Vien skambutis jau jie nuo skambučio tą gali padaryti mokestį dar didesnį negu buvo. Daug kas skundėsi ir sakė, moteris ir vyrai visi sakė blogai stabdyti. Nežinau, policija tegu domisi tokiais biškį atstovais, nes man tai nepatinka tokia nesąžiningumo žmogaus. Moki pinigus, blemba, sąžiningai, viską tvarkingai, tai jie dar prideda tau mokesčių. Kokių tau nereikia. Tu sakai, sumažinkit, tai ne, padidinti reikia. Tai kaip galima šitaip išmanipuliuoti žmogaus duomenimis, pasinaudoja asmens kodą, jeigu tik tai gauna asmens kodą, duomenis tavo ir tavo taip, tai tada ką nori padaro su tavo duomenimis ir taip. Matot, kaip yra nesąžiningai žmonės, klientai šitoj bitėj dirbantis ir Vilniuje atstovai šitaip elgiasi su žmonėms, su klientais. Tiek visose kitose salonus, taip lygiai tas pats. Žmonės labai nusivylę bitės atstovais. Nežinau, kažkas tai domėtis turi, policija domėtis tokiai žmonėm, kažką tai daryti. Nes aš tai iš vieno, tai čia nieko nepadarysiu, bet aš sakau, yra žmonių, kurie tikrai žino ir liudijo, kad jiem tai yra blogai su bitės atstovais. Tai Teleda žino kitaip, jie ne tokie sukčiai, man atrodo. Bet jie irgi mėgsta antkainį susidėti, bet jie, man atrodo, nemanipuliuoja žmonių duomenimis kaip šitie bitės atstovai. Jie tai ypač taip mėgsta klientus išnaudoti, apgaudinėti, meluoti, apvaginėti juos vidury dienos. Pridėti mokesčių kokių nerealių, kosminių, ko iš tikrųjų taip negalima su žmogaus duomenimis ir jo pinigais manipuliuoti, jo duomenimis ir apvaginėti jį. Padaryti atvirkščiai, negu jisai sakė klientus. Tai negirdėti kliento prašymų, tai atsiprašau, tai yra nusikaltimas jau. Tai aš nežinau, kažkas tai galvokite, ar policija, ar kas. Papurtikit tuos bitės atstovus, kad jie sąžiningiau elgtųsi su klientais. Nes jeigu jie nesielgs, tai kažkas vis tiek, jie kažkada paklius į tokį
aferą ir gausis baudas ir paskui gal teismai netgi, tai aš nežinau, jeigu kažkas tai galvoja apie tai, nes jeigu šitai kažkas nesijims, tai toliau skriaus žmonės. O kam reikia tokių bitės atstovų, jeigu jas skriaudžia žmonės? Išnaudoja jas. Tai ačiū už dėmesį.